kiekvieną kartą, kai susitinku su ūkininkais arba kitais savo srities specialistais, suprantu, kad savo amatą verta mokėti. Šiandieną aš buvau galbūt neblogas vairuotojas, bet mes tikrai darėme daug įvairiausių funkcijų ir nesu tikras, kaip net visos jos vadinasi. Jis atliko šiandieną eilinio ūkininko darbą. Buvo žemės dirbimas, buvo sėjamas pupos ir buvo purškiami javai. Tai visas 3 operacijas atliko, sakyčiau, puikiai. Tesla pasakoja, kad yra padarę automobilį, kuris gali važiuoti autostradoje. Traktoriai jau seniausiai važiuoja ir vairuotojui nebereikia vairuoti. Jisai jungia GPS-ą, mato visas linijas, važiuoja pats, gali sėdėti skaityti laikraštį. Vaikystėje, kuomet buvau darželyje, mergaitės norėjo būti gydytojomis, o vaikinai kosmonautais. Aš norėjau būti belazo vairuotoju ir panašu, kad mano svajonė išsipildė.